pasakė, jeigu prisimenat prieitą sekmadienį mes truputį pradėjom jau nagrinėti pirmą laišką korintiečiams. Ir tas laiškas jis kalba tradicinius vertimus, jis yra pristatoms, ne tik laiškas, bet 15 skyrius šio pirmo laiško korintiečiams, kaip mirusių prisikėlėms. Ir mes esam tokiam, jeigu žiūrint tradicinį kalendorių, po Velykiniam laikotarpį, nuo Velykų iki sekmėnių, sekmėnės bus gegužės 24 dieną, kada Jėzus 40 dienų, 10 dienų iki sekmėnių jis buvo su savo mokiniais, jis buvo prisikėlęs, visiems kalbėjai. Daug dalykų įvyka iš tikrųjų per ton laikotarpį. Jo, ir galbūt jūs galite užsakyti, kada tu nustos kalbėti apie Velykas jau praėjai, kaip čia dabar viskas yra. Bet aš iš tikrųjų matau, kada iš tikrųjų Paulius kalba apie mirusių prisikėlimą, kalba ne tik apie mirusių, manau, kad išreikš visos. Jis kalba apie labai svarbės tokias tikėjimo pamokas, kurias mes turim savo gyvenime padaryti. Ir jeigu praeitą sekmadienį buvot, o jeigu nebuvot, aš tiesiog pakartosiu vieną iš tokių svarbesnių tikėjimo pamokų. Kad Paulius kalbėdams apie Jėzaus prisikėlimą ir raštuose, apie jo liudijimą, kad jis savo malonės atėjo jam apsireiškia, kad paskutiniam, atsiprašau, ir kaip nelaiko gimusiam, jis 10 eilutė sako, bet Dievo malonė esu, kas esu, ir jo suteiktoji malonė neliko bergždžia. Tai viena iš tikėjimo pamokų, kurią mes turim savo gyvenimą išmokti. Būtų gera, kad kiekvienas krikščionis išmoktų, kad Dievo malonė tu esi, kas esi. Kad tavo gyvenims iš esmės, jeigu tu pasitikė Dievu, ir Dievas yra Dievas tavo gyvenime, ir Dievas yra viešpats tavo gyvenime. Iš malonės jis yra toks, koks jis yra, ir koks jis turi būti. Ir tai yra tvirts tikėjimo ar gyvenimo pamats. Nes kartais mes abejodami, žiūrėdami kitus, mes galim iš tikrųjų nevertinti tos Dievo malonės. Bet Paulius, jis 9 eilutė sako, aš esu mažiausias iš apaštalų, nevertas vadintis apaštalų, nes esu persekęs Dievo bažnyčią. Jis buvo padaręs daug klaidų savo gyvenime. Ir ne viens nesam tobuli, mes darom klaidas. Bet Dievo malonė ten tam pripažinti, kad tu iš Dievo malonės esi tas, kas esi. Tai nereiškia, kad aš nesikeisiu. Tai nereiškia, kad tu nesikeisi. Tai reiškia, kad priimk save, Dievas tavim priim. Mes turim priimti save. Ir dėja, daugelis krikščionių visą gyvenimą jie negali priimti savo gyvenimą, savo pačių. Ir aš kalbu ne apie išorinius dalykus, ne tokius smulkmenas kažkoks, bet toks vidinius ir gilius dalykus. Ir čia nepakeis nieks, nei gražintas pensijas, nei pinigą papildomi, nei kažkokį bonusą, nei kiti dalykai. Jeigu yra vidinis žmogaus nepasitenkęs, jis negali priimti tos malonės, kur yra. Labai daug dalykų nevyksta. Ir čia yra visa mūsų gyvenimo pamoka, kurie iš tikrųjų, aš manau, kada žiūriu į apaštalų gyvenimą, dar prieš Jėzų mirštant ir paskui prisikėlus, jiems buvo taip pat tokių klausimų, kada Jėzus kalbėjo su apaštalas, ypač su Petru, sako, sek manim, ar myli manim, ganyk mano avis. Vėl sako, ar myli manim, ganyk mano avis. Ir Petrus sako, tu viskom žinai. Suprantat, čia ir vyka jo tą pamokos išmokėjimas. Ir galiausiai jis nusižemino ir visko žinai, bet šitam dialogui jam vis tik skaudėjo, jis matė Joną, jis matė Jėzaus santykį su Jonu, o jis klausia,
o ką bus su šitu? O gal su šitu jis gal geresnis, tobulesnis, labiau daugiau nuveikęs ir taip toliau. Ir kaip Jėzus atsako? Sako, kas bus su juo, tai yra su juo. Aš dabar necituoju. Bet sako, tu sek paskui mane. Tai reiškia, būk patenkintas tu, kas tu esi, su visom savo klaidom, su visą savo kritimą, su visku. Nes jam buvo reikalings Petrus, kaip Petrus, ne Jono kopija. Ne kažkino kitą krikščionį kopija. Dievu tu esi reikalings ne savo mėgstamiausią pamokslininką kopija. Dievo reikalings esi tu. Ir tu esi taip pat jam reikalings, ir tu esi pats savo reikalings, ne kažkino kopija. Ir čia mes turėjom užaugti. Pro tai praėjo visi. Aš meldžiausi ir prašiau Dievą ir sakau, daug Dievui, kad užtektų mums visą gyvenimą tai suprasti. Kad Dievo malonė, aš esu, kas esu. Ir matos, kad tai Paulių labai stipriai galina. Ir jis taip darbavos, kad niekas negalėjo stabdyti. Dabar šiandieną mes paskaitysim nuo 12 iki panašiai 20 imtinai eilutės. Tokias eilutės sako, skelbiame apie Kristų, kad jis buvo prikeltas iš numirusių, taigi, tad kaip kai kurie iš jūsų sako, jog nėra mirusių prisikėlimų. Jeigu nėra mirusių prisikėlimų, tai Kristus nebuvo prikeltas. O jeigu Kristus nebuvo prikeltas, tai tuščias mūsų skelbimas ir tuščias jūsų tikėjimas. Tuomet mes liekame melagingi Dievo liudytojai, nes liudijam Dievo akise, kad jis prikėlęs Kristų, kurio jis nėra prikėlęs. Ir jeigu mirusieji negali būti prikelti. Juk jei mirusieji negali būti prikelti, tai ir Kristus nebuvo prikeltas. O jeigu Kristus nebuvo prikeltas, tai jūsų tikėjimas yra tuščias ir jūs dar tebesite savo nuodėmėse. Taip pat ir užmigusiai Kristų yra žuvę. Paulius, nežinau, kokį jūs dar laišką skaitytumėt, kur Paulius taip negatyviai kalbėtų. Bet jis kalba todėl, kad jis nori parodyti svarbą iš tikrųjų Jėzaus prisikėlimo. Kad Dievas yra iš tikrųjų gyvas ir prisikėlęs. Nes jis sako, jeigu to ir to ir to ir to ir to nėra, tai viskas žlunga. Supraskit, mes galbūt, kaip Paulius sakė, ir kitų vietų, nedaug iš mūsų protingų, šventingų ir talentingų baigusių mokslus ir taip toliau. Bet iš tikrųjų, netgi patys krikščionys, Dievo žmonės, kurie nagrinėja šitą žodį nuo ryto iki vakaro, kartoris lamis ir taip toliau, jie sako, jeigu išimti Kristaus prisikėlimą, kad Jėzus yra gyvas, šitą visą doktriną, šitas mokymas, be gyvą Kristaus prisikėlimą, jis netgi yra silpnoks palyginus su kitas mokymas. Jis turi spragų iš žmogiškosios pusės. Mums gal kritikuoti graikų filosofą, mums gal kritikuoti šiuo metu psichologą, motivatorą ir taip toliau. Bet esminis dalykas yra toks, kad Dievas yra gyvas ir Jėzus yra prisikėlęs. Ir tai visko kenkia. Dėl to tai yra labai svarbu iš tikrųjų. Dėl to iš tikrųjų labai svarbu yra gyventi gyvenimą su prisikėlusiu Jėzumi. Ir aš dar nebaigiau tos rašto vietos, kurią norėjau pasakyti. Ir 19 eilutė bus ašės ir 20 mes užbaigsim. Ir jei vien dėl šito gyvenimo dėjome savo viltis į Kristų, tai mes labiausiai apgailėtini iš visų žmonių. Bet dabar, ne tik vėlygų dėjimų, bet dabar, Kristus tikrai yra prikeltas iš mirusių, kaip užmigusių pirmagimis arba pirmas vaisius. Čia dar yra atskira tema. Taigi, apie ko Paulius sako iš tikrųjų? Paulius kalba, kad iš tikrųjų be Kristaus, kad prisikėlus, aš ir jūs, kaip krikščionis, 15 eilutė sako, esame melagingi liudytojai. Reiškia, kalbam ir liudijam, neteisybė. Norim, kad žmonės priimtų neteisybę, jeigu Kristus neprisikėlė. Bet evangelis sako, kad jis ir prisikėlė, todėl tai nebėra melas, tai yra tiesa, tai nebėra netgi nenuomonė, kuris pasaulis sako, taip, krikščionybė, Kristus yra viena iš nuomonių, viena iš pasirinkimų, tai yra tiesa, absoliuti tiesa. Nes daugelis šiandien žmonių sako, nėra tiesos, nėra absoliučios tiesos.
Nu, ir tas gal pasakė teisybės, ir tas biški melon, ir tas, bet žodis ir Jėzus yra tiesa. Iš tikrųjų, jeigu jis yra prisikėlis. Ir jis ir ne tik tais tiesa, jis yra viešpats. Kažką pas Dievo dar vienas dalykas, pas jo nėra demokratijos. Apaštalai nesusirinka aplink jo kapą ir nebalsavo, ar jam prisikelti ar ne. Arba ten kažko dar sprendė. Jis prisikėlė, nes Dievas tai buvo nusprendęs. Toliau, jeigu Jėzus yra prisikėlęs, pažiūrėkime pozityvę, 14 ir 19 eilutė yra. Paulius sako negatyvę, tai reiškia mūsų skelbėjams yra tuščias. Tuščias, nu reiškia nėra, vat. Tuščia mes laiką čia ledam. Ar suprantat? Jūs tuščią laiką ledat, jeigu Jėzus nėra prisikėlęs. Paulius sako, jums geriau reikėtų kažko užsiimti, pavyzdžiui, daržovės auginti, braškis, versus daryti, vakas savo prižiūrėti. Nes jeigu Jėzus yra neprisikėlęs, ko mes čia veikam? Ko jūs čia veikat? Bet sak, dabar tai reiškia, kad mūsų gyvenims ir mūsų gyvenim įdėti resurso, laiks, energiją, pastangas yra neveltui. Yra neveltui, mūsų gyvenimo investicija yra neveltui. Ir tai reiškia, kad jeigu kažkur aš dar padarau kažkokį prasmę, tai to ir prasmę iš tikrųjų Dievo karalystė. Toliau, 18 eilutė Paulius sakė, kad vadins, ne tik mums mes čia kažko užsiimam šias dalykas, bet sakė ir mirusiai pražudė, jeigu Jėzus nėra prisikėlęs. Užmigi, bet sakė, dabar jie yra gyvi su Kristumi. Ir mums patinka ta koncepcija, ne kad mes už juos meldamės, bet kad jie už mumis meldamės. Aleliuja. Jie yra užtariamo debesį, jie palaiko mumis. Ir būsim prikelti vieną dieną. Ir 19 eilutė, prie kurios aš noriu sugrįžti, kad jeigu Kristus tikrai yra prikeltas, mes nesam apgailėtini. Ir čia žodis sako, jeigu yra neprikeltas, tai reiškia, mes esam labiausiai apgailėtini. Ką reiškia apgailėtini? Tai reiškia prasti, menki, tokie, kaip čia dabar Lietuvo, grubiai taip sako, pašalpinė tokie. Ar suprantu? Ir tai yra pasaulio požiūris į krikščionybę. Ir tai yra nuodėmės požiūris. Kon jūs pašalpinė, jūs apgailėtini, jūs tuščią laiką ledat. Ir tovo turgų reikėtų važiuoti čia. Pinigus uždėti. Ar dar kažko, tai suktis, kažko veikti, visą kitą. Bet sako, Kristus yra prikeltas, reiškia, jūs esat neapgailėtini, bet žodis sako, kad tai, kuriuos gal sekti, ką pavyzdžių. Ir tai yra Dievo perspektyva. Tai reiškia, puikus, nuostabus, garbingas, didingas, vertas būti pavyzdžių. Žinau, Vaico prašką, tačiau sakyčiau. Ir čia yra problema. 19 eilutė, aš tai įvardiju savo pačiam, kad tai yra antroji pagal šitą laišką, sakykime, praktinė mano gyvenimo pamoka, kurią aš turiu išmokti. Jeigu pirmoji, kad Dievo malonė esu kas esu. Antroji, ir jei vien tik dėl šio gyvenimo dėjome savo viltis į Kristų, čia skaitau savo vertėm, tai mes esam labiausiai apgailėtini iš visų žmonių. Ar jums neskum žiaurė? Man turėtų skumbėti. Kodėl Paulius taip sako? Nes ko aš pasakiau, tai kad nėra atleidimo, nėra tiesos, Jėzus prisikėlė, taip toliau. Tu gali man pasakyti, Edgarą, bet aš viskų tiko, šventų Velykas, aš žinau, kad žmonės lauk mirus prisikėlėjams, kad Jėzus prisikėlė, Jėzus gyvas ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Bet čia yra, ką pasakyti, tiesa, kuri yra pateikiama priešinga ir tada reikia grįžti atgal. O kada, mes kartais ir aš prieš Dievą sakau, Dieve, aš tikiu, kad tu esi gyvas. Ir tada Paulius sako, bet jeigu vien tik šitam gyvenime dedi savo viltis į Kristų, esi labiausiai apgailėtas. Kodėl?
Todėl, kad jeigu mes taip elgamės, mes praktiškai netikam Kristaus prisikėlimo. Kaip švelniai pasakysiu. Todėl šis pamokslas greičiausiai bus nepopuliarus. Todėl, kad mūsų evangelija, mūsų tikėjimas, mūsų mokymai yra Dievas gal atėjo tau pagalbą dabar, atneš tau ramybę, palaiminimą, išgydymą, atsakys maldas dabar šitam gyvenimui. 99% mūsų visos veiklos savo gyvenimą, aš turiu omeny, su Dievu, yra susijęs su dabartimi. Ar suprantate? Ir čia aš nekaltinu nei savęs, nei jūs. Bet žodis sako, jeigu aš esu su Dievu siejamas dabartį, tik tas dabartį aš esu labiausiai apgailėtas. Kodėl tai sunku suprasti? Todėl, kad žmonės sako, ar tavo tikėjimas Dievu padeda tau šiandieną dabar? Ar tavo tikėjimas Dievu nepadeda šiandieną dabar? Ar Dievas duoda tau ramybę šiandieną dabar? Ar Dievas tau neduoda šiandieną ramybės? Ar tu išgyveni, ar tu išgyji, ar tu kažką dar kitą palaimini? Parodyk, pačiupinėk, daug pačiupinėk šitam gyvenimui. Ar suprantat? Ir mūsų dažniausia evangelija yra tokia. Ir mano ir tavo evangelija, ir mes dažniausiai taip įtikam. Mes tiesiog matom, kad mums reikalinga yra pagalba Dievo šitam gyvenimui. Šitam gyvenimui, o dabar. Reikia išsilaisvinti. Ir Dievas sako, taip aš tau padėsiu. Ir jis atėjo į mūsų gyvenimus ir padėjo. Ir jis gerina mūsų gyvenimus. Ir jis išlaisvino mus iš daugelį priklausomybių. Atsako į mūsų maldas. Patyrė malonės dėl galbūt išgydymo, dėl kitų dalykų. Bet Paulius neapsireka čia. Jis nesako, atsiprašau, broliai, apsirikau čia. Bet jis sako, jeigu tu ir tavo krikščionybė, ir tavo pažinėjimas, ir maldas užsibaig tik tas šitų gyvenimų, reiškia, tu esi labiausiai apgailėtas. Ir čia vietų mes turim keistis. Tu čia Edgaras sako, tu čia nepakeliamas naštas, čia tokis naštas. Man Dievas ir dabar nepadeda, dar man reikia kažko keistis, galvoti apie amžinybę. Taip. Kada paskutinį kartą aš ir tu galvojame apie amžinybę, apie dangų? Kada? Šiandien, labai gerai. Kada svajoja apie dangų, apie amžinybę, apie kitus dalykus. Aš noriu pasakyti, kad su visa pagarba, su visa meilė, aš nesakau, kad Dievas suprantat, būtent šita Pauliaus mintis tai yra didžiulė pamoka. Kuri, mes esam vis laik, o kur Edgara nauda, o kur nauda? Tu pamokslauji, tai kur čia yra nauda, suprantat, čia yra nauda. Kad mūsų išbandymą, išmėginimą nesibaigia. Mūsų maldas, mes šiandien nesimeldėm paskutinį kartą už savo poreikius, už kitų poreikius. Mes šiandien ne paskutinį kartą prašėm Dievą stebuklų. Bet tam, kad būti tvirtims ir dėl savęs, ir dėl kitų, aš turiu suprasti, kad man tikėjams reikalings ne tik, kad šiandieną tas gyvenimas pagerėtų. Jis reikalings dėl amžinybės. Aišku, aš turėjau pasiruošti pamokslų tik savaitę laiką ir aš prisiminiau daugelį laiškų iš koncentracijos stovyklų, iš karo. Žiūrėjau filmus, kaip ukrainiečiai grįžta iš karo, iš belaisvių ir taip toliau. Ir daugelis žurnalistų, mokytojų, psichologų klaus, ir tų, kurie buvo seniau, ir korespondent buvo, kurie išgyvena nacių stovyklą, nes jis buvo žydė. Kas tau padėjo išlėkti gyvą ten? Ar suprantat? Nes kažkas turi išlaikyti tavim, tavo tikėjimą, tavo norą išgyventi, tavo norą eiti toliau, kad atrodo viskas yra prieš. Kad kiekvieną naktį išveš 100 į dujų kamerą sudegint, kad kiekvieną dieną gal nukrėsta bomba, tu esi fronto linijų, kad tu esi belaisvis ir iš tavęs tyčijas dėl to, kad tu esi tas, anas, ukrainietis ir taip toliau,
kas gal padėti. Tada žmonės pradėjo skaityti jų laiškus, pradėjo žiūrėti ir taip toliau, apie ką jie galvoja. Bet tokių didelių frazų ir taip toliau, aš prisimenu vieną ukrainietį liudijimą iš tų pirmųjų, kur buvo išlaisvinti iš Azovstalio. Sako, aš galvojau, kad aš grįšiu savo Odesą, nuesu prie jūros. Ir aš turėjau tokį fainą kavinokį, kur turkišką daro kavą. Aš sakysiu tos kavos, aš atsisėsiu prie jūros, žiūrėsiu jūrą ir aš gersiu tom kavą. Ir ta žurnalistas klausė, sako, ar tai buvo didžiausia, sako, tai, sako, viskas buvo išbandom, viskas buvo išmėginam, ar suprantat? Ir atrodo, suprantat, mes galim prieiti prie Dievo, prie kitų dalykų, todėl, kad mūsų tikėjams nėra vien tiktas dėl šito gyvenimo. Ar suprantat? Aš turiu būti ir ten, turiu būti investicijas ir to pusėje. Nes jeigu tikėjams man apsiribuo tik tą savo pagalbą šitam gyvenimui, tik aš būsiu tratos. Nes aš kartais galbūt nesuprasiu, kodėl Dievas neatsako, juk man šiandieną reikalinga pagalba. Kodėl Dievas neatsako, nes tam žmogui yra šiandieną reikalinga pagalba. Šiandieną šitam gyvenimui. Ir jeigu aš neįskaičiuoju amžinybės, aš vis laik būsiu sutrikęs ir pasimetęs. Jeigu aš neturiu to kavos puodelio prie jūros, aš šiandieną būsiu pasipiktinęs prieš Dievą. Kodėl aš negyvenu taip, kaip aš turiu gyventi? Kodėl man kažkas skauda? Kodėl dėl to žmogaus nėra sakyta malda? Aš noriu pasakyti taip, kad šiandieną mano teologija yra tokia, kad aš irgi turiu tą puodelį ten aukštybės, kuris gerom dienom man džiugina, o sunkiom dienom suteik man įvilti. Ir dar labiau, aš kiekvieną, vis labiau ir labiau žydamsi Paulių. Aš noriu, kad taip, tai yra evangelija. Mes kalbam ir patys taip įtikėjom, kad Dievas išklauso maldas, Dievas padeda sunkumus, Dievas užjaut, Dievas gydo, Dievas išlaisvina čia šitam gyvenimui. Bet suprantat, Kristaus tekstas nebuvo tik šis gyvenimas. Žiūrėkit, kodėl ir mokiniai, jie nesuprato Jėzaus. Jie galvoja, kad jis atėjo kaip Mesijas šitą gyvenimą, perims valdžią. Mama sakė, tu mano sūnų sodinsi čia, tu mano sodinsi čia, mes jau ėjom į Jeruzalę, mes jau dalinamės valdžią šitam gyvenimui. Jis kalbėjo apie mirtį ir kančią. Kodėl buvo reikalinga mirtis ir kančia? Todėl, kad Jėzus neatėjo, kad į šitą gyvenimą tik pagerinti šitų žydų gyvenimą, išvaduoti juos iš romėnų pėdsakų. Jis neišvadavo jų. Ar suprantate? Jis neišvadavo tada iš jų. Bet jis išvadavo žmonėje per savo kryžiaus auką, kiekvieną žmogų išvadavo amžinajam gyvenimui. Nors šitie žydą nusivylė. Mokiniai Emausas sako, o mes galvojame. O mes buvom suplanavę šitą gyvenimą. Taip, dangus, tai fantastinė idėja ir mintis. Kodėl pirmoji bažnyčia dabar dažnai šaukia Maranatą, kodėl jie klaukia Jėzus? Todėl, kad vis dėlto aš nenuneigiu ir aš tikiu ir manau, kad po šitokių minčių, po šitų pamokslų, mano ir tavo gyvenime bus dar daugiau Dievo malonės pliūpsnių. Dar daugiau kažkokių tai apsireiškėjimų, kažkokių tai įvykių, kažkokių, aš galvoju pavadinti, stebuklų, ženklų. Bet aš žinau, kad Dievas yra realus ir bus skausma, ir senatvė ateina, ir ligas, ir kiti dalykai, ir netektis, ir dar daug dalykų. Suprantat? Bet kad aš matau, kad mano viltis į Kristų sudėti ne tik šitam gyvenimui. Sak, mąstykite apie tai, kas yra aukštybės. O, tai čia pabėgiems nuo realybės. Ne, pragėja, čia kaip tik įėjams į realybę. Nes Paulius jis nekritikuom pasaulį, kuris yra nuodėmė ir aklas. Jis kalb Korinto bažnyčią, kuri denas išpažįstami Kristų.
Jie tik Kristumi. Korintiečiams buvo problema, jie tikėjo Jėzaus prisikėlimu, bet jie, kad dėl graikų filosofijos, supratimo ir taip toliau, jiems buvo sunku suprasti, kad ir kūnas bus prikeltas. Čia ir visi žmonės bus prikelti. Ir visų žmonių, visi prisikels, nori ar nenori, nes mes turėsim visą atėti teismą, čia jau kita tema. Aš vėl grįžtu prie tos minties, kad aš tikiu, kad Dievas yra paruošęs dar lauk mūsų nuostabių dalykų mūsų gyvenime. Bet Paulius čia kalba krikščionė. Jis nekritikavo pasaulio. Jis nekalba pasauliečiams. Jis sako, jeigu jūs tik tas galvosite apie tus dalykus, kurie yra čia, kaip mes turim galvoti apie pensijas, mes turim galvoti apie namus, apie padangą, mes turim galvoti, yra žodis tik. Ar suprantu? Yra žodis tik. Jeigu šitas kelias, kurį mes gyvenam šitam gyvenime, yra galutinis tikslas, tai sako, jūs esate gailėti. Užjautų. Tuščiai praleidau laiką. Tikėdams ir dėkodams Dievu, ir aš šiandien sakau, ne iš tokios depresuotos nuotaikas, blogzor, čia garsuotai pamokslą pasirink kažką kalbą. Jis man irgi sudėtingas. Sakyčiau, netgi nuoširdžiai sunkus. Kartais aš norėčiau kalbėti netgi kitus dalykus. Sunkiai. Ir aš taip pagalvojau vieną dalyką, kad mačiau apie tus laiškus, apie žmonės, kurie rašė netgi Balės Sruogų Dievų miškas, kur perėtas koncentracijos stovyklas. Ir prisipažinsiu savo gyvenimą šiandien, te patiriu išbandymą iš sunkumų, bet negaliu skųstis. Dėkoju Dievui už daugelį palaiminimų, daugelį svajonių išsipildymų. Kartais man yra moralinė dilema, net kartais pasakyti kitiems žmonėms, kaip Dievas manim palaimė, aš galvoju, ar aš kažkaip, ar aš esu verts, ar aš kažkaip nepasėjimu. Suprantu, aš kalbu iš to širdies. Ir todėl, kad dabar, žinot, nes ypač komunizmus ir ateizmus naudoja tokį, religiją, nori užglušinti žmonės, nori, kad jie nesirūpintų kasdienybė, nežiūrėtų, ką pragyventi, o laukit dangaus kaip komunizmą. Buvo toks. Laukit to dangaus, o dangaus bus geriau. Aišku, ir bažnyčia buvo ir yra korupcija, aišku, kai kurie žmonės naudodas to. Bet iš tikrųjų Dievo žodis yra nekintamas. Ir aš noriu, kad aš ir kad jūs nebūtumėt labiausiai apgailėti. Aš kalbu krikščionį. Ir suprasdam savo, iš tikrųjų, ir jūs, didelį Dievo malonę savo gyvenimą. Aš noriu pasakyti, kad šitas gyvenimas, kaip jis bebūtų nuostabus, fantastinis. Ir kiek mes bebūtumėm patyrint Dievo ženklų, stebuklų, kitų dalykų ir dabar, ir kiek mūsų jų dar laukia ateityje, aš jums sakau, su viltim lauk, šitam gyvenimui. Šitam gyvenimui tavo lauk nuostabių dalykų. Fantastinių. Bet Paulius nori, ir aš jums noriu pasakyti dalyką, bet šitas gyvenimas, pagal 19 eilutę, palyginus su to, kas mūsų lauk, yra karas, yra kalėjimas, yra koncentracijos stovykla. Su visa pagarba, su visa meilė, su visu džiaugsmu, kurį mes patiriam, malonės, kelionės, fantastinius dalykus. Tu dabar sakai, kaip tu taip pat gerai? Aš suteiksiu tai dangus ir pasakys. Ar yra toks, tu aš dar šiandieną esu, tu nesupranti, mes nesupranti, bet palyginus su to, kas mūsų laukia. Yra koncentracijos stovykla. Mes džiaugiamės savo džiaugsmas, mes turim savo pergalis, Dievas atgimda daug naujų žmonių, Evangelija plin, Dievas atsaks, bet tai yra tol, kol šis pasaulis yra nuodėmė, kuris yra prakybė, visa kita yra koncentracija. Ir todėl Dievas tarsi sako, Edgarai, neprisiliešk prie tos koncentracijos stovyklos. Nepergyvenk, kad kažkoks prižiūrėtus žiūri tavim. Nepergyvenk, kad kažkoks esesininkas ten pašovė tavį kojį. Nepergyvenk, kad kažkas dėl daunas kosnį kažkur tau nepavyka tos žiūrkių lenktynės.
Suprantat, čia yra va tai, palyginus su to. Tai yra tai. Nes aš tai kalbu su visa atsakomybė, žinodams, kad yra didžiulį viltis kiekvienam krikščioniui, kad Dievas iš tikrųjų padeda. Bet tai nėra galutinis tekstas. Tai nėra visa evangelija, tai nėra Pauliaus evangelija. Kodėl baudžiauninką, kodėl juodaodžią negrą vergą sugalvoja gospel ir neišlovina Dievą ir garbina cukranendrių plantacijos, juk nesuvokia, kad jeigu Dievas kažko nepadarys, greičiausiai jie gimė vergas, jie mirs vergas, bet jis suprato, kad jų lauk amžinoji karalystė. Ir jie galėjo, bet Dievas ar ons išlaisvina iš tų plantacijų. Taip Dievas kėlė žmonės, kurie vedė vergys panaikinimą. Bet buvo kartas, buvo 100 ir 1000, kurie tiesiog šlovina Dievą ir matė tą realybę, kurį jų laukia, garbina. Ir sukūrė tokias giesmes kaip Amazing Grace, kaip kitas, kur visas džiazas, mūsų šlovinimą yra pagrinda, yra juodaodžių vergų šlovinimą muzikas pagrinda. Visą šlovinimą bažnyčiai iš esmės yra vergų, visą tą tokį. Kodėl atėjo muzika bažnyčiai? Todėl, kad jie pamatė, šitai yra belaisvė, šitai yra verga, bet vis tik šlovina ir jie džiaugas viešpatį. Ar suprantat? Jie džiaugiasi viešpatį, jie šlovina, jie garbina. Ir realiai supratę, jie nebuvo išprotėję. Jie supratę, kad galbūt jis ir mirs, o tas dėdis Tomo trobelį, jis taip ir mirs, o tų vergų dėdžių. Bet šlovina ir garbina Dievą. Jis sako, o ten. Tada vergų, įsivaizduokit, kas įvyko Amerikoje, vergų muzika bažnyčia. Todėl, kad tai buvo tikėjimo muzika. Aš žinau, kad šiandien mes turim daug naštų, turim daug klausimų. Mes aplinkui sakom, kur tavo tikėjimas, kur atsakymą, kur stebuklų, čia man skaud, čia dar kažkas skaud, ir man skaud, ir tau skaud, ir mums visiems skaud. Ir kur tai stebuklą, važiuojam ten stebuklų, dar kažkur ten stebuklų. Aišku, Dievas yra daręs stebuklų. Bet yra kita pos. Suprantat, Dievas nėra, jis neatėjo dėl to. Jis neatėjo dėl to. Aš negalvoju, kad apaštalai buvo sakyti, Jėzau, bet tu dar tuos problemas nesprendžiai. Nepanaikina romėnų okupacijas, dar ne visų ligonių išgydė, dar ne visi Jūs sak, turėkit valdžią, melsis, laimėsit, bet vėlgi, bažnyčia taip pat laukia suspaudimą, išbandymą, išmėginimą. Ir tai buvo realybė. Ir šiandieną, aš jau irgi grįžtu, kokį mūsų krikščionybė to, kad mes galėtumėm gauti siuntinius, kaip aš vadinu, iš Dievo, siuntinius atsakymus į maldą. Ir ne to remtis ant to, kad jeigu aš pamatysiu stebuklą, tai esu toliau, tai tarnausiu. Mūsų malda tokia turi būti. Aš atsimenu, kad vienas žmogus liudija ir man pateka jo išgydymą liudijams. Jam atsitiko insultas, parležavo per posą. Ir jis nesako, Dieve, išgydyk ir aš tarnausiu tau. Jis sako, paėmiau, nežinau, su katravo, viena buvo paralyžius, sako, paėmiau, taip sakiau Dieve. Jeigu tu neišgydys, aš tarnausiu tau. Taip, su pamperė, su visku, tarnausiu, tu gali mane išgydyti. Aš suprantu. Jis nesakė Dievo sąlygų. Išgydyk. Sako, gerai, noriu taip, aš jas taip. Su pamperės, su insultu, su pos paralyžavimu. Ir jis nepyko Dievas, jis realiai pasišventė. Ir tai nebuvo toks, žinot, čia Dievas, ką Abraomo, paaukok sūnų ir čia. Dievas nežaidžia Dievo. Bet Dievas buvo gailestingas ir maloningas. Bet sako, aš žinojau savo širdį, kad aš nusprendžiau ir galėjau negauti išgydymą. Ir tada būtų Dievas pasakyti, ar tarnausi, ar tikėsi, ar džiaugsis manim, kada tau pamperis keis, ar džiaugsis. O ką dabar? Tai yra, ir tada, suprantat, tada dangus, kada žiūr tepi mumis, jis sakė, jūs neapgailėtini. Kada žiūrėjai tus vergus negrus, kur išlovina gospel muziką, juoduoju, sakė, jūs neapgailėtini, jūs sektai pavyzdžiais. Kada pasaulis žiūrė, mata, nepagėjai,
neatsikėlė. Ir Matavas toks, va tai eini į bažnyčią, ne. Pasauliukis mes esame apgailėti. Jis pasaulio žiūri pagal pasaulį. Dievo akis, sakė, jūs esate sektinį pavyzdį. Sak, dangus jumis gėris. Ir kad aš turiu tokį nusistatymą, yra tikimybė ir malonė dėl Dievo gailestingumo savo ir kitiems sulaukti to, ko mes nesam nusipelnę. Jau šitam koncentracijos lagerį patirti dangų. Bet ne dėl to, kad dėl jo malonės. Ir pabaigą norėčiau užbaigti dviem rašto vietom. Tiksliau, vieną rašto vietą ir perskaityti jums tikėjimo išpažinimą. Prisimant, kad toks dalykas. Tai čia katalikų bažnyčia. Antiochijos bažnyčios pažinėjams ir visom bažnyčiom. Ko mes dar tikime? Visko, ką esame mokomi Evangelijos, apaštalų tikėjimo išpažinimas mūsų tikėjimą išreiškia tokiais žodžiais. Tikro nenauja žodžiai. Tikiu Dievą Tėvą, visagalį, dangaus ir žemės atvėrėją. Ir Jėzų Kristų, vienatinį jo sūnų, mūsų viešpatį, kuris prasidėjo šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijos Piloto, buvo nukryžiuotas, numirė ir buvo palaidotas, nužengė į pragarą, trečią dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visagalių Dievo dešinėje, iš ten ateis gyvų ir mirusių teisti, tikiu šventąją dvasią, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmę atleidimą, dabar klausykitės, kūno prisikėlimą ir amžiną gyvenimą. Čia yra mūsų tikėjimo išpažinimas. Galit ginčytis, galit sakyti, aš norėčiau, kad to nebūtų, arba tas, bet čia yra pirmasis apaštališkas, kuris yra visų bažnyčių, tai yra Antiochijos išpažinimas. Ko mes tikom? Kūno prisikėlimą, nuodėmę atleidimą, kūno prisikėlimą ir amžiną gyvenimą. Ir mano tikėjams neturbūt tik čia. Stortėl, mano palinkėjim žmogišką, dažniau galvokim, mąstykim apie amžinybę ir atsiverskim paskutinį rašto vietą prieš maldą. Filipiečiams laišką 3 skyrių 10 eilutė. Filipiečiams 3:10. Pats skyrius vadinasi tobulėjimo kelias, kelias su Kristumi. Skaitau nuo 7 eilutės. Paulius apibūdint, kaip ir liudija savo gyvenimo kelią, ir aš dabar nenoriu saplėsti, kad iš visą Filipiečiams laišką uždengti ir šitą skyrių. Bet 7 eilutė sako, bet tą pirmenybę, jis turi tam tikrą pirmenybę, tam tikrus privalumus kaip žyds, kaip mokinys. Aš dėl Kristaus palaikiau nuostolių. Žinau, tos visus vertimus, mondrius ir baisus, koks tas nuostolis yra. 8 eilutė sako, o taip, aš iš tikrųjų visą laikau nuostolių palyginti su Kristaus Jėzaus mūsų viešpaties pažinimo didybė. Dėl jo aš ryžausi visko netekti ir viską laikau sąšlovomis, kad tik laimėčiau Kristų. Ir būčiau jame, nebeturėdamas nuosavo teisumo, kurį teikia įstatymas, bet turėdamas teisumą iš tikėjimo Kristumi, einantį iš Dievų paremtą tikėjimu. Ir dabar žiūrėkit, 10 ir 11 eilutė sako, trokštų pažinti jį, jo prisikėlimo galybę. Prisikėlimo galybę. Ir bendravimą jo kentėjimus. Jau mes galėtume sakyti viešpatie jau čia užtai. Nes aš jau čia turiu problemų. Suprantate apie ką aš. Daug kur aš norėčiau koreguoti mers. Bet Paulius jis nededa tašką. Aš negaliu to pamokslauti, nes aš dar taip nesimeldu. Noriu panašiai kaip jis numirti. Ir dabar žiūrėk, 11 eilutė. Kad pasiekčiau ir prisikėlimą iš numirusių. Tai nereiškia dabar vienas dalykas. Turbūt paaiškinims ir melsimės. Tai nereiškia, kad Paulius keit savo supratėjimą, mąstymą ir taip toliau, kad reikia
užsidirbti, nusipelnyti išgelbėti. Mes esame išgelbėti. Esame išgelbėti. Bet tų pačių mes esame kelyje. Ir ta transformacija vyka pirmosios apaštalos, pirmos mokinės. Jie atėjo pas Kristaus, kad pagerinti savo gyvenimą. Pasvaronų. Nieko nori. Iš kartos kartą. Mes visi atėjom pas Dievą, kad pasigerinti savo gyvenimą. Mes apgalvojame. Jėzus tai yra Dievo malonėms pakreipti. Ir sekdami jo įvyks transformacija, kad ne dėl gyvenimo pagerinimo, taip Dievas gerint gyvenimą. Dėl jo paties, dėl santykis su juo. Ir sekant transformacija, kur vyksta, kad ne tik šitam gyvenimą aš būčiau įsikabėjęs. Amžinybė. Ir amžinybė. Mums trėkda, kad Paulius tai išsako kaip maldą, kad pasiekčiau ir prisikėlimą iš numirusių. Kad būčiau tam metras. Dėl to sako, aš nesakau, dabar žiūrėkit, kas toliau, sako, aš nesakau, kad jau esu tai gavęs ar tapęs tobulas. Skapduvas, kaip šiandien skaitėm, labai nuoširdus. Pasak, vėjuosi, norėdamas pagauti, nes jau esu Kristaus pagautas. Aleliuja. Taigi, mūsų krikščionybė su laiku ir su amžiumi jis labiau keisęs iš savo gyvenimo pagerinimo krikščionybės. Į ten jo amžinybę. Kad nepaisant visų ženklų stebuklų ir nepaisant visų išbandymų, daugiau ir daugiau bus ten. Ir tai bus ne pabėgėms iš šio pasaulio, ne religinė narkotika, bus ta realybė, kuri padės mums gyventi realia tikrą laimę. Atsimelskime. Ir dėkojam tau už tavo malonę, už tavo gailestingumą ir už tavo meilę mums visiems. Dėkojam, kad tu mumis moka Viešpatie savo prisikėlimu. Kad mes neįsižadėtumėm tavęs, kad prisikėlusi Jėzaus, naudodamėsi tavim tik šitam gyvenime. Mes dėkojam tau, kad tu esi iš tikrųjų be galo gailestingas, be galo geras. Ir tu padedi ir padėsi mums ateitį. Tu išklausai ir išklausysi mūsų maldą. Mes matom ir matysim tavo ženklus ir stebuklus. Ir daugelį kitų dalykų. Esam dėkingi tau, Viešpatie. Bet mes norim kartu su tavo apaštalu Pauliu išmokti šitą pamoką savo gyvenimą iki gyvenimo pabaigos. Kad ne tik vien dėl šito gyvenimo dėtumėm viltis į tave. Ir dėl savęs, ir dėl savo artimųjų ir vaikų. Bet Viešpatie, dėl to, kas mūsų lauk, dėl tos amžinybės, Viešpatie. Kad mes matytumėm į tus palaiminimus, ne tik šitam laikinam pasaulyje, bet ir amžinybės dėko Viešpatie akivaizdu, tavo akivaizdu. Gal tai palaiminimą nebetrodys tokį didelį palaiminimą. Ir taip pat mes žiūrėdami savo išbandymus, išmėginimus, Viešpatie. Ne tik šito gyvenimą, ne tik šitų aplinkinių žmonių, Viešpatie, kurių galbūt žvilgsnė ar nuomonės yra svarbės mums šiandieną, bet ir tos amžinybės, kuri mūsų lauk, tos akistatos, kada mes gyvensim, būsim kartu su tavim. Aš meldu ir savim, ir už kiekvieną čia esant, ir kiekvieną, kurį šitą žodį klausysis, girdės ir priims. Žinau, kad kiekvienam mums reikalinga tavo malonė šitam gyvenime. Ir aš nenoriu sutrumpinti tavo rankas, nenoriu nuvilti nei vieną brolį sesers, kuris šaukas šiandieną tavęs savo skausmį, savo nelaimę, savo ligų. Bet aš meldu, kad šitas žodis pastatytų ir manim, ir kiekvieną, ant dar tvirtesnį pamatą, Viešpatie. Kad mūsų viltis yra ne tik šitam gyvenime, kad jis bus pagerėjęs. Kad tu, Dieve, padedi mums šį. Bet mes, Viešpatie, esam pasiruošę, kad Paulius vykti šitą mirus prisikėlimą, kartais pakęsti tam tikrus išbandymus,
turėti neatsakytas maldas, turėti kažkokius nepatogumus šitam gyvenimui, kad tik nepralaimėti amžinybės Viešpatie, kad tik nepralaimėti to užmokestį Viešpatie, to atlygį, kuris mūsų laukia amžinybėje Viešpatie. Padėk mums Viešpatie nepriprasti prie šio pasaulio, mylėti jį, džiaugtis kiekvieną gėlytę, kiekvienu daiktų, kiekvienu namu, kiekvienu būtų, kiekvienu dalyku, kurį tu mums davė, duodi ir dar dausi mums gyvenime. Bet Viešpatie, žinoti Viešpatie, kad tai yra, kuria prasme, dar tik koncentracijos stovykla, tik kalėjimas, tik karas Viešpatie. Nes tai, kas mūsų laukia, yra žymiai daugiau, žymiai plačiau, žymiai giliau, žymiai nuostabiau. Ne veltui pirmieji krikščionys jie šaukė Maranatą. Mes neturėjom išėti dykumas. Mes neturėjom parduoti, išliekti, išbėgti kažkur į nerealybės. Mes turėjom gyventi savo gyvenimą Viešpatie toliau. Bet kad mes mūsų širdys, mes vis laik labiau norėtumėm pažinti Tave. Pažinti Tave, pažinti savim, pažinti viens kitą. Prisikėlimo Tavo jėgo Viešpatie. Nematyti viens kitą žmogiškom akim. Nelyginti taip, kad pasaulis lygint Viešpatie. Bet matyti Viešpatie, kad mes esam neapgailėtini, nepašalpini, bet esam tie, kurie yra verti pavyzdį. Ir meldu, kad mes taip pat su apaštalu Pauliu Viešpatie išmoktumėm tom pamoką. Ir vytumėmės, ir siektumėm Viešpatie, kad tai degtų mūsų kaulus, mūsų širdys, kad tai būtų nepabėgėjams į nerealybę Viešpatie, bet tai būtų vidinė motyvacija, kiekvieną dieną keltis, melstis, skaityti Tavo žodį, eiti darbą, dirbti, daug uždirbti, statyti, gaminti Viešpatie, padėti, valgyti, rengtis, švęsti Viešpatie, džiaugtis gyvenimu Viešpatie, liudyti kitiems Viešpatie, mėgauti šito gyvenimu, bet tų pačių žinoti Viešpatie su kiekvienu lašeliu, su kiekviena akimirka, su pačia nuostabiausia ir pačia skausmingiausia savo gyvenimo akimirka. Žinoti, kad tai yra nepalyginama, tai kas mūsų laukia. Kad vieną dieną Viešpatie mes nebūsim pagrobti šito nuostabaus gyvenimo. Vieną dieną mes būsim išlaisvinti į nuostabų gyvenimą. Patį nuostabiausią, kuris niekada nesibaigs, kuris niekada Viešpatie neužsileis, kuris niekada neturės jokios klaidos, kuriame viskas bus nuostabu. Ir aš noriu, kad Viešpatie man negėda būtų prieš tų žmonės, kad aš jums sąžiningai būčiau pasakęs visą Tavo Evangeliją ir ko jie to statyti savo tikėjimą, savo gyvenime, pasiremti Tave. Ne tik šitas dalykas, bet ir amžinybė. Todėl tebūn pašlovins ir pagarbins Tavo vardas. Amen. Amen.